Tai čia būdavo sąmokslo teoretikai, vėlgi aš čia prie tų sąmokslų vis kabinuosi, bet esmė tame, kad tiesiog įdomus pastebėjimas, mėgsta žmonės tie sakyti, kad o kodėl lėktuvai neskrenda į kumulonimbusus, nes tipo dirbtiniai debesys, tai iš esmės dėl to ir neskrenda, nes gali skrist, bet žiauriai pavojinga, ten yra siaubinga turbulencija, gali lėktuvą išdraskyti į dalis ir dėl to ir neskrenda į tokius debesis, o ne dėl to, kad ten jie yra kažkokie dirbtiniai ar ten ufonautai kažkokie tam debesį gyvena. Tai va čia ir tas sąmokslas, kad oi, va, neskrenda iš tos debesis, nes čia yra blogis, čia yra chemija. Blogis. Jo, tai... Kad blogis tai jie pataikė, ta prasme, jeigu tas žemynėgis rautas nuvaro lėktuvą žemyn, tai jo blogis, bet ne cheminis blogis. Tai žodžiu, žmonės labai paprastai net su logika nesugeba susėti, bet, esmė tame, dėl tų srautų, dėl tos net ir krušos, nes atsimint reikia, kad tie ledukai, kaip skalbimo kokioj mašinoje tam debesy malas, jie pirmin žemyn ir tie srautai stiprus, tai labai pavojinga lėktuvai į tokį dalyką įskrist. Tai dažniausiai, kas sekat flight radarą, tikrai galėt matyti tom dienom, kad lėktuvai gražiai daro lankus aplinkui, taip pasuka, pasikoreguoja trajektorijas. Vieni lėktuvai ne pro Suvalkų, ten tarkim koridorių skrenda, pro Baltijos jūros pusę, aplenkia Kaliningrados ir iš kitos. Tai iš tikrųjų čia labai paprasti gamtiški dalykai ir dėja, bet vis prisigalvoja kažkokių nesąmonių žmonės. Tai čia tiesiog paskutinis mano toks pastebėjimas.